Sveiki, šiandien noriu parodyti šiltesnių striukių variantus. Štai molo striukė. Negaliu pasakyti tikslaus gramų skaičiaus, tik apytiksliai, nes šis šiltimas yra kitoks. Šioje striukėje naudojamos puikų imitacijos poliesterio užpildas. Grubiai kalbant, tai yra apie 200 gramų pašiltinimų. Ji nėra labai plona, nėra labai stora, tai lengva, graži ir pakankamai šilta striukė žiemai. O štai Lenė striukės kombinzonai ir drabužiai turi 180, 250 ir 330 gramų šiltinimo užpildą. Ši, kurią turiu kaip pavyzdį, turi 250 gramų. Įtiktų vaikams, kurie linkę greitai sušalti. Jei nenorite kažko labai storo, pavyzdžiui, 330 gramų versijos, tada 250 gramų yra tobulas. Hupa striukė su 300 gramų šiltinimu. Kaip minėjau anksčiau, Lenė taip pat turi 330 gramų variantus. Tai yra šilčiausios striukės vaikams, kurie lengvai sušąla arba mažiau juda. Jos taip pat puikiai tinka, jei nenorite po apačia vilkti papildomų drabužių, pavyzdžiui, fleecinių megztinių ar panašiai. Šias striukės galite vilkėti net ant plonų medvilninių marškinėlių ir bus visiškai gerai. Tačiau žinoma, viskas priklauso nuo to, kokia temperatūra yra lauke, ar tai -5, -10 ar -20 laipsnių. Ir pagal tai galite nuspręsti,